Sveikinimai treneris su pergalė, išsiveržė serijoje 1-0. Kiek smagu pirmą kartą laimėti Jurbarke? Nu, labai smagu, bet dabar jau reikia pamiršti ir žiūrėti sekmadienį. Šiaip pačios rungtynės buvo visko, galėjo ir varžovai kažkuriais momentais galbūt nueiti į priekį. Galiausiai jūs kažkiek turėjote tą pranašumą, kas padėjo atsilaikyti ketvirtame kėlinyje? Na, tiesiog po 2 kėlinių pavyko vyrus įtikinti, kad reikia prabust. Nežinau, kas ten pirmoji pusė buvo, ar jauduliukas truputėlį, gal tas švilpukai keli, gal dar kažkas, bet labai įsimušinėjom iš ritmo, darėm tokias vaikiškas klaidas, tas jau po 2 kėlinių Rūbinėje rimtai pasikalbėjom vyriškai, visi prabudom ir antrą pusę pavyko laimėti. Na, Shea Riley, ten tokie epizodai, aišku, jis visą sezoną tuos dalykus daro, bet tie keli atkovoti kamuoliai puolime galbūt netgi buvo esminiai, po kurių ir Žukauskas ten tritaškį pataikė. Na, viena čia iš priežasčių, kodėl mes ir norėjome matyti savo komandai, dėl jo tavo kovingumo, tų antrų šansų, tokių gynybos. Kur matot didžiausius rezervus, nes serija vis tiek nusimato turbūt ilga. Na, Giedrių Stankevičių šiandien pamiršau pasiimti rungtynės, tai gan didelis rezervas laukia. Ir turim tikrai dar visi, manau, gali po žingsnelį, po 2 į priekį ir geriau tikrai sužaisti. Ir dabar turbūt namuose gali būti tokios netgi kertinės serijos rungtynės, kur galit nueiti ir 2-0. Ką palinkėsit Vilkaviškio žmonėms prieš sekmadienio rungtynes? Na, palinkėsiu, kad ateitų pasižiūrėti tikrai gero krepšinio sekmadienį. Pirmiausia, tai sveikinimai Vilkaviškio komandai. Tikrai, kaip sakau, iš vargų, iš pelnytai, ko gero, šiai dienai iškovoju tą pergalę. O mums tai, nežinau, tikrai pasiteisim, nes noriu čia ieškoti, kad mes čia žaidėm. Tikrai buvom šviežus, tikrai buvom sveiki, pasiruošę tam rungtynėm. Kodėl puolimas strigų, kodėl kartais mes nepadavėm kamuolį ten, kur reikėjo paduoti. Sunku dabar pasakyti, iš tikrųjų reikia pažiūrėti, bet žaidimas turi būti geresnis, žaidimas turi būti puolime geresnis. Gynybai mes tikrai turėjom daug situacijų, kada komandinių baudų nebuvo ir mes neaukojom daug vietų savo kūnų, 1-1, labai nesugynėm stiprių pusių. Tai va tie dalykai ir atidavė ko gero tą tašką dabar Vilkaviškiui šiai dienai. Na, klaidas, galbūt tam tikras situacijas gali kontroliuoti, bet kaip sukontroliuoti tokį varžovų žaidėją Shea Riley, kurio puolime keli ten atkovoti kamuoliai, pamušti kamuoliai kažkiek netgi ir nulėmė rungtynes? Ne, tu gali kontroliuoti visą tai, tas metu metimą sudėtingiau gal kontroliuoti, o visą tai reikia, mes ir kalbėjom apie tai, kad Riley ypatingai atsitverti, kamuolys į viršų, memui reikia laikyti, stumt lauk veido, nugarą, akcentas ant jo buvo uždėtas, aiškiai, lygiai taip pat buvo uždėti ant Stankevičių, ant Žukauskų, tam tikrų vietų, ką reikia būtinai mums padaryti, bet mes pradžioj padarėm gerą startą ir ko gero gal per anksti ir patikėjom, kad čia viskas taip lengvai, leidom prisivytos, kad turėjom tą 9 taškus ir taip to rezultatų tikrai nepabranginom ir statistiniai grafikų, kai žiūri, tai pas mus viskas net ir geriau, bet asmeninė gynyba 1-1, jinai ko gero šiandien, mano manimu, tai buvo kertinis komandos taško atidavimas Vilkaviškiui. Bet čia yra pliofai, čia serija prasideda, šiaip aišku, gaila dėl sirgalių, kad atėjo susirinko gausi salės, toks laikas iš tikrųjų nelabai parankus visiems žiūrovam, tai tikrai mes į tą kovą toliau stosim, mes niekur čia nepasiduodam, tai čia tik pradžia. Praeitą sezoną ir galima prisiminti pirmos ketvirtfinalio rungtynės Dramoje 1 tašku Vyčiui pralaimėjot ir apskritai tos atkrintamosios buvo tokios, kur ten buvo visko ir kiek tai galbūt netgi ramina pralaimėjus šį mačą, kad čia dar tik viskas prasideda ir galbūt kažkiek jau ir pamokų yra iš praeitą sezoną. Ne, tai matot, praeitį metai buvo viena istorija, šiais metais yra kita istorija, negali lyginti sezonų, žaidėjų rotacija kita, kitų intelektų ir žaidėjai. Tai čia negali taip galvoti, kad pradžia buvo tokia, dabar bus viskas tas pats. Tikrai Vilkaviškį laukia mūsų tikra to žodžio prasme pragaras, bet va čia ir mes turim parodyti, ar mes tą stuburą turim, sakau, čia nieko nereikia laidoti, nereikia dėl nieko panikuoti, čia taip normalu, kažkuri komanda turi pralaimėti, čia dienai tai mes pralaimėjom ir čia dėl to reikia tam tikras padaryti išvadas, supras, kad prieš šitą komandą šitame etape reikia būti kietesniam, agresyvesniam, gintis geriau 1-1, priiminėti geresnius sprendimus, ką mes darėm visame sezone. Ir tą visą perteikti nekalbom Rūbinį arba ant suolelio, bet ypatingai aikštelį. Tas profesionalumas turi būti čia, šalta ramybė ir priimti geri sprendimai tiek gynybai, tiek puolime.